Esu dirigentas Julius Geniušas ir džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad 85 Kauno muzikinio teatro sezoną pradėsim puikiu miuziklu Šiugė. Tai miuziklas paremtas turbūt visiems labai gerų žinomų filmų Džiaze vien merginos. Ir kadangi tas aukso amžiaus sutapo su svingo aukso amžium, tai aišku, kad ta muzika yra labai artima svingui, džiazui, big bandui, taip kad žiūrovas galės išgirsti, kaip groja mūsų teatro big bandas. Taip atrodo, kągi šiais laikais galim papasakoti su džiaze tik merginos. Aš pažiūrėjau tą filmą iš naujo, aš perskaičiau libretą ir aš žviegiau kaip vaikas visas tas 2 valandas pirmąkart skaitydamas. Tada išverčiau visą tai pats ir skaičiau kitiems ir vėl žviegiau kaip vaikas. Tai yra linksmiausia, ką mes parodysime kitą sezone valstybinė muzikiniam teatre. Matyti privalu ir jeigu vyrai norėsite į mūsų spektaklį ateiti pasidabinę ir pasidažę, prašom. Opera Nabukas pradėjo pasaulinę Giuseppės Verdžio kaip kompozitoriaus šlovę ir šiuo keliu eidamas Verdis pasiekė tas kūrybinės aukštumas, kurias mes šiandien matome. Ir diduma pasaulio operos teatrų, norėdami pakviesti žiūrovą pamatyti operą, kurioje matoma visa ir politinė, ir kita pati baisiausioji, bet ir gražiausioji pasaulinė situacija, tuomet ir rodo šią operą. Mūsų operos, pasaulinė operos diena irgi turi labai įvairų pasaulinį kontekstą ir tikrai mes nebereikalo rodysime šią operą. Galiu paminėti, kad 2001 metais po rugsėjo 11-osios įvykių Metropoliteno opera irgi pradėjo sezoną su šią operą. Taigi kartu su mūsų svečiu Almu Švilpa spalio 26 dieną kviečiame į mūsų teatrą pamatyti nuostabiąją Nabuko operą. Sveiki, klasikinės muzikos gerbėjai, mylėtojai ir puoselėtojai. Čia Almas Švilpa. O ar žinote, kad spalio 26-ąją, švenčiant pasaulinę operos dieną, Kauno muzikinėme teatre bus atliekama viena gražiausių Giuseppės Verdžio operų Nabukas, kurioje aš esu pakviestas atlikti vieną iš pagrindinių Zakarijos partijų. Nekantrauju ir vėliai susitikti su fantastiška laikinosios sostinės publika. Beje, Kauno muzikinėme teatre dainuosiu pirmą kartą, kuo aišku labai džiaugiuosi. Spalio 26. Iki bičiuliai. Sveiki, aš esu Viktorija Streičia, miuziklo Daktaras Džekilas ir Misteris Haidas režisierė. Ir noriu pranešti, jog spalio mėnesio pabaigoje šiame spektaklyje debiutuos ir pagrindinį vaidmenį atliks nuostabusis ir talentingasis Jeronimas Milius. Šis spektaklis pastatytas prieš 5 metus ir nors Jeronimas jau turėjo išeiti ir pasirodyti pačiam pirmajam spektaklyje, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių jis tuomet to negalėjo padaryti ir šiemet mes pagaliau išpildom pažadą jam, savo ir savo žiūrovams ir išleidžiame Jeronimo Džekilą gyventi muzikinio teatro scenoje. O Jeronimas Milius su savo galingu išskirtiniu vokalu, aktoriniais sugebėjimais, sceninę įtaigą suteiks šitam spektakliui naujos jėgos ir naujos įtampos. Aš esu Jeronimas Milius ir jau šį rudenį Kauno valstybinėme muzikinėme teatre debiutuosiu pagrindinėme vaidmenyje, ypatingame miuzikle apie amžiną gėrio ir blogio kovą. Džekilas ir Haidas. Susitikime teatre. Džiugu būti kartu su Kauno muzikiniu teatru, vėl repetuoti, vėl laukti premjeros ir dar tokios premjeros kaip Pučinė Bohema.
Muzika yra nuostabi, vaizdas bus taip pat gražus, solistai dainuos puikiai, orkestras gros gerai, choras dainuos gerai ir aš tikiuosi, kad ši premjera ir kiti spektakliai tikrai labai patiks Lietuvos publikai. Aš labai džiaugiuosi, kad Kauno valstybinis muzikinis teatras kviečia statyti mane beveik nuolat. Čia aš stačiau operetę, baletą, operą ir dabar ypatingai laukiu naujojo sezono, todėl kad pradėsiu statyti čia ikonišką operą Bohema, kuri man yra apie meilės ilgesį. Statant operą, svarbiausia yra nesugadinti muzikos. Man atrodo, kad aš padėsiu net ir atsiskleisti muzikai, todėl kad režisūriniai sprendimai, estetinis vaizdas, tikiuosi labai geri aktoriniai darbai padės sukurti gyvą operą. Ir žiūrovams bus ją ne tik malonu klausytis, bet ir žiūrėti.